Jau 3 dienos aš vaikštau be vandens. Man kilo klausimas, ar galima gerti iš balos. Trumpas atsakymas – ne. Net ir visiškai skaidriame vandenyje gali būti bakterijų, pirmuonių, mikroorganizmų ir kitų nešvankybių, kurių plika akimi nepamatysi. Būtent todėl atsirado vandens filtrai. O vieni žinomiausių jų gamintojų pasaulyje yra Katadyn. 2026 metais jie pristatė naują Explorer seriją. Tai yra naujos kartos rankiniai pompavimo filtrai sukurti ilgam naudojimui ir sudėtingoms kelionėms. Tiek Explorer, tiek Explorer Pro naudoja keramikinį filtrą, o jis sulaiko bakterijas, pirmuonis, cistas, mikroplastiką ir įvairias nuosėdas. Po keramikos vanduo pereina per aktyvintos anglies sluoksnį, o jis pagerina skonį, sumažina kvapą ir chloro likučius. Būtent Explorer Pro žengia dar vieną žingsnį toliau ir jame yra įdiegta papildoma virusų membrana. Tai reiškia, kad Explorer Pro apsaugo ne tik nuo bakterijų ir pirmuonių, bet ir nuo virusų. Su tokiu filtru galima keliauti į bet kurį pasaulio kraštą. Jis naudingas žygiuose, kelionėse, stovyklaujant, plaukiant baidarėmis ar keliaujant ten, kur ne visada gali pasitikėti vandens kokybę. Taigi, ar galima gerti iš balos? Be vandens filtro tikrai ne. O Traverse rasi įvairių vandens filtrų skirtų tiek keliautojams po Lietuvą, tiek po visą platų pasaulį.